2020 metais dėl balsavimų, kad grupė pristatys Rokas, Žemaitis ir Mažeikiai. O kad nekiltų nesusipratimų. Juk niekad negali būti tikras dėl tų Žemaičių, aš esu pasirengęs jums vertėjauti. Laptai, mūsų tas aukštaičias irgi vis galbūt. Einu žodžiu, atvažiavom visi iš Šiaulius, nes Šiaulė į labą nebus miestas. Čia į labą gerų veiktų papaliavoti, į mergėkių neblogų. Na, Rokas sako, kad valstybinė Šiaulių kolegija pasirinko nekarštos studijų kolegijas. Vis būtų gera, jei net į mokslą dėstytoją, kurie neleidžia atsikvėpti. Na, kolega sako, kad labai didelį gerbė mūsų kolegijos dėstytojus ir davė jų kompetenciją. Bet nebūtumėm ne studentą, jei nesugalvotumėm kapnotų mokslus visotų. Tai juk į patarlėje. Mokslas nemeška, į mešką nepabėgs. Na, Rokas sako, kad kasdieniai uoliai mokomės ir siekime gerų rezultatų, nes ko išmoksime, jų nenešiosi. O dar protingi žmonės sako, jei užėjai nors pasimokyti, pagulėk į praeitį. Na, mano draugas sako, ką gali atlikti, tuo niekad nesakyk rytoj. Geriau pažiūrėkime filmuką ir patys pamatysite, kuo mes gyvename. Automobiliai buvo mūsų vaikystės svajonė. Šią svajonę įgyvendinome įstoję Šiaulių valstybinę kolegiją. Tai mūsų grupė. Grupės kuratorė Audronė Ramonienė. Ji dažnai šypsosi, nes su mumis neturi jokio vargo. Na, beveik neturi. Tai grupės seniūnas Gabrielius. Pagal studentų mainų programą bando įsisavinti Turkijos studijų ypatumus. Jam atvykus atsakomybės naštą bando pakelti Robertas. Atlaikė tik trečiakursiams suprantamus išbandymus, prisiekėme ištikimybę kolegijai. Ne, per daug nedaug. Esame atsakinga ir nepijant iššūkių komanda. Studentinių automobilistai elektroniškai. Kas nori patikėti kolegijos labui? Kas nori dėti spintas? Kas mėgsta filosofiją? Kas nori laikyti medžiagų mokslo egzaminą? Tai mokomės. Mes įsisaviname dideliais kiekiais. Egzaminai visada kaip lietus iš giedro dangaus. Ateina ir nelaukiami. Egzaminas man visada šventė. Egzaminų metu priežastis susitaupimas. Jei vis dėlto nepavyksta, skaudžiai pergyvename dėl nesėkmių. O dabar tik jums ypatingos A11 grupės dainorėlių sveikinimas minimo proga. Oh,
Šiandien esame jums parengę nepaprastą reportažą iš Šiaulių valstybinės kolegijos. Viskas prasidėjo nuo to, kad Trakų kolegijos gyvenimas teisino netikėtas įvykis. Šaltą gruodžio rytą nebeužsivedė direktorė Žipa. Kadangi įdimo nustatyti nepavyko, Nervė dėstytojai pasitarė, ką daryti ir nusprendė kreiptis į geriausią kolegijos grupę – AR11. Aš šviesiausių grupės protų susirinko reikalingus prietaisus ir procesas prasidėjo. Grupės seniūnas laikė ryšį iš Turkijos. Žiūrėkite filmuotą medžiagą. Na, tai nuo ko pradedam? Gal kaip atsarginį variantą pasijungiam ryšius su turkais? Gerai, tai bus. O, yra ryšys! Gerai. Kaip buvo antras egzaminas? Išlaikei? Perlaikė. Tai kaip čia? Jau toliau, savo pagalbė. Tai kas tada reikia? Ten viskas angliškai buvo parašyta. Kas tam pamaliukai galėtų būti? Gal aš variantų daugiau? Tai žodis. Miręs reikalas, greičiausiai varikliui batai. Nu, ko tai pasidarė? Gal direktai viršė greitį? O gal trankuose dalyvavo? Palauk! Juk kažką mokėmės apie jupiklius. Gal čia jie kalbė? Ne. Tai greičiausiai pataupė pinigus ir pylė kontrabandinį benziną. Gal kažkokiu rusė? Tai medžiagų mokslo paskaitas mokė. Kontrolas, neprieviau geriau. Tai tam dar medžiagų egzaminas, tai nečiūr pasima. Ateinu, o dėstytoja man nesako. Ir dabar rytas, kodėl tu su manimi sveikinėsi? Labas vakaras. Aš jai ir sakau, dėstytoja, kai jumis palandau, man jis baimės akis. Ir pats yra, sako, žiūrėk, ir tu taip ir toliau, tai daug blogai baigsi. Net aš jai sakau, nieko tokio, jis man svarbiausia, taip. Žiūrėk, Debros, gal vis dėlto reikėtų atsidaryti kapotą? O, gerai sugalvoji. Aha. Žvakės yra, termostatas yra, variklis yra, kačiuks yra. Kokios kačiuks? A, čia ir katinėlis šiaip. Gal padarysiu su to katinėliu? Abuolas. Taigi, matome, kad Daimondka grupės studentai yra ne tik puikiai matę diagnostikos metodus, bet ir gelbėti gyvybės. Kačiuką perdavime globoti gerbiamai protinkai Zitai Sulskorienei, primindami, jog studentams taip pat reikia užuojautos ir švelnumo. Все 3 было.